Tai va esu prie vienos tokios visas spūky vietelis. Esam paeksplorin detaliau. Bandom. Wow. Eik, tu savo kaip nejaukia, kad viestas būtų. Tai va užsidėjau šveisą. Esam detaliau pažiūrėti. Turim šitą knygų. Sakiau. Didingoji komunizmo statybos programa. Žodžiu. Naujo žmogaus auklėjimas. Praktinis komunizmo statybos uždavinys. Tai va. Turim biškėlį ir iš biologijos pamokų pasimokinti kažko, ne? Čia va tokie va tai langa. Eik, tu kažkokia ir slovika. Eik, tu namas. Eik, tu namas. Čia paukštis kažkoks. Eik. Varnas jauniklis. Fuck that shit. For real. Ta prasme, kiek metų namį. Nu, čia su kažkoks skysčiu yra apipilta. Čia ir kažkas irgi. Čia jaučia kaip koks eijas. Ežiaus jauniklis gal. Turim žuvį. Liaudės švietimo finansavimas. Blemba, tai longa, kad belda, atrodo, kad kažkas čia belda. Nukrypį. Gerą, tos lilės aš nenorėjau pamatyti. Dar net po mokyklos nenueksplorinau. Ėjau tai, kai nejaukia. Gerą, nesvarbu, nemastam apie tas nesąmonės. Tiesiog judam toliau. Čia irgi turim knygų. Čia irgi turim. Iš tikrųjų kartas įdomu paskaityti su ekstoikis. Pažiūrėti, kaip tada buvo viskas. Čia klasės. Sportsalė. Spintelė kažkokia. Bandom eiti į antrą aukštą. Čia irgi turim tokį patį analogišką aukštą. Kažkaip čia durys atidurs. Eik tu savo, kiek čia visko yra. What the fuck? Kas čia per šiukšlynas?
Kas čia dedas, čia visos dainos neužtektų išnagrinėti viskų. Gyvenimas. Palainam toliau, pažiūrėsim, į kas sugrįšim čia. Čia gyvena milijonai paslapčių. Dabar išlem kas nors. Va čia tai ir jackpots. Čia ir jackpots. Čia ir jackpots. Turim ir kompiuterį. Čia knygų, čia visa biblioteka. Jaunojo astronomo žinynas. Eik tu savo. Šitą dar vienas kompiuteris. Biblioteka, kabotė apie tebe. Žiūrėkit, visi žurnalą, viskas. Wow. Grina, atrodo, kabotė apie tebe, ta prasme, nieks nėra išnešta, niekam nereiktų dalykų, nieko čia. Aišku, žmonės šias laikas neapskaita, jiems visiškai nėra. Katalogo visokie. Eik tu savo, įvairių šalių grožinė literatūra. Eik tu savo. Lietuvių literatūra. Eik tu savo, pažiūrėkit, kiek čia tų knygų. Eik tu savo. Kas čia dedas? Mūsų žodis. Eik tu savo. Kažkaip toks keist jausmas, kad pagoj buvo ir sustoja ir nebija. Tas laikas, atrodo, vis tik buvo kažkaip. Ir kompiuterė buvo ir viskas, nežinau. Ir buvom, nebija. Ką? Išjungt flashlight? Kažkas atėjo. Ką? Žodžiu, biškelį ir pavojinga filmuoti su flashlight, nes aplink automokyklą vis tiek žmonės gyvena, tai pasirodė, kad kažkas ten pašveitė iš apačios, tai nežinau, ar ten galėjai kažkas pašveis ar ne, bet geriau pabaigsim be flashlight, o blogiausia atveju kur nors pasislėpsim mokyklą ir viskas. Tai žodžiu, pabaigsim filmavim su tą kamerėlę. Paeksplorinsim dar ir dingsim iš čia. Nes ta mokykla vis tik nėra nuošalia ir visko galbūt negera. Pala, aš jums parodysiu savim irgi.
Praeitis čia biškėlė jau toks. Ekstremalus dalykėlis. Čia reiks dar kada nors gal apsilankyti Deiną. Tava tai biškėlė ir sunkiai, nes visur į tamsę. Gerai, varom eksplorinti toliau. Arba bent jau pabandyti parėti. Geras chebra, man labai nejaukia, nes ten ta šveis atrodo, kad didėja, man atrodo, kad ten bus ne kažkas gal mus tėmyti ir žiūrėti, ar mes išeisim ar ne, tai aš jaučiu tiesiog dingstam iš čia ir viskas. Gal bus antra dalis, gal ne, tai žodžiu, varau iš čia, dingstu iš čia. Nesakau, ta mokykla yra aplink namus, tai daug kas pralom gal matyt, ką mes čia švaistamės, tai žodžiu, varom iš čia. Tai žodžiu, ką buvo taip, kad buvom antrajame aukšte ir labai, gal sakyt, neatsargiai švaistamės. Nežinau, ar mus pamatė ar nepamatė, bet tuo pačiu momentu ne gretima priešas tą mokyklą, kur yra troba, kur gyvena žmonės, įsijungia šveisą. Ir kai įsijungta šveisą, grina taip identiška, vos ne, kai mes pradėjom ten švaistytis, tai tiesiog pagalvojom, kad būtų protingiausia tiesiog dingti iš ten, nes jau didžiąją dalį vis tiek buvom apie tos mokyklos. Ir čia nežinot, galbūt, kad irgi gal kažko iškveiti, tai geriau kol atvažiuos tiesiog dingti iš ten, nes ten irgi, kiek žinom, jį buvus ir vagystė netoli tos mokyklos, tai kad nebūtų kažkokių tokių problemų ir dar plius buvom netoli mašinų pasistatę. Tai, žodžiu, varėm, buvau biškį tokį adrenaliną, bet adrenalinas iš jos jaučiu, buvau bereikal, nes žinot, kad bunka kažkur dara prisigalvojus, kai nesąmonė, gal iš vis čia niek nebuvo, gal tiesiog čia buvo tiesiog sutapimas. Tai va, dėkui, kad pažiūrėjot ir sakau, čia bus viena iš mano tokių rubrikų, jei ras kokių eitų, paeksplorinsiam, pažiūrėsiam ir va teikau. Iki.